Gerbiamas viršininkė, mėly policijos darbuotojai, garbūs svečiai. Nuoširdžiausiai sveikinu visus 90-mečio policijos tokios prasmingos sukakties progą. Ir tikrai šiandien yra ta diena, ta proga, tas 90-metis, kai verta truputėlį prisiminti istoriją. Jūs deramai prisiminėt policininką Vaičekauską, kuriam kuklus paminklas Vingininkų gatvėje. Derėtų šiandien prisiminti pajūrio policininką Bliūdžių, kurį dar iki šių dienų mena vyresnieji pajūriškiai, sakydami, kad jau jei Bliūdžius pasirodo, tai jau ir viską pamato. Ir šunys buvo sutvarkyti, ir pakelės nušienautas. Bet šviesios atminties Bliūdžius, kuriam nebuvo lemta grįžti iš tremties, buvo griežtas, teisingas ir jautrus. Tai labai retai suderinami dalykai, bet vis dėlto pasitaiko. Aš labiausiai prisimenu, žinoma, policiją po nepriklausomybės atkūrimo. Kaip šiandien man gyvi jauni policininkai pasiryžę labai energingai, labai iš širdies dirbti rajono labui. Ir tų jaunų policininkų, vadovo Petro Čepausko, tuomet dirbusio Algirdo Meiženio dėka, iš tikrųjų Šilaliai nebuvo reketo. Tauragiškiams nepasisekė paimti Šilalės. Sukaktis gal ir yra tam, kad mes žvilgtelėtumėm į tai, pro ką mes praėjom, ką pasiekėm, ką padarėm. Manau, kad policininko darbe yra tokia labai nedidelė viena jungtis tarp dviejų dalykų. Tarp sargystės ir drausminimo. Jei per daug saugos ir visą laiką sergėsi, gali išpaikti žmonės. Visuomenė gali išdygti. Jei per daug drausminsi, policijos gali bijoti, tai irgi blogai. Todėl aš linkiu šventės progą tą nedidelį tarpelį tarp drausmės ir sargystės turėti tokį žmogišką, jautrų, bet kartu ir griežtą ir teisingą. Labai svarbu policijai, manau, yra laikas. Kartais reikia apsispręsti ir veikti turbūt per kelias akimirkas. Kartais kantriai pasaloj laukti gal parą ir gal daugiau. Laikas labai svarbus. Šios dienos proga aš ir noriu dovanoti į savo kalbos pabaigoje paminėjus į svarbų laiką, į laikmetį ir tiesioginę ir perkeltinę prasme laikrodį su savivaldybės ženklais. Ten dar yra ir barometras. Ir kitokių, ne tik laikrodis. Kviečiu gerbiamą viršininką ir tokia kukli dovanėlė savivaldybės. Visiems sėkmės su švente.